esu šalia Vilniaus licėjaus. Praeitais metais Čia buvau ne kartą. Šiandien čia aplankysiu dar vieną labai gudrią tokią Rugilę. Ką čia jums daugiau be pasakyti? Ir kalba tie, kas žino, ką sakyti. Aš Rugilė, sveiki atvykę į licėjų. Licėjus mūsų! Namai! Licėjus mūsų! Šeima! Licėjui gera! Labai! Licėjus kvepia! Skaniai! Kas geriausia? Rugilė! Na tai Rugilė, papasakok apie save. Visų pirma, esu Rugilė ir dėl to esu labai toks įdomus žmogus. Esu avinas tiek pagal horoskopą ir Avis, bet avinas. Toks labai užsispyręs. Aš Rugilę pažįstu 4 metus ir jinai yra nuostabus žmogus. Jis žino daugybę mano paslapčių ir niekada nebus nuobodu. Šiaip domiuosi tokiais dalykais, kurie galbūt kai kuriam atrodo nemergaitiški, tai futbolas. Ir labiausiai tai užsikabinau daugiausiai tai per 2006 pasaulio čempionatą. Ką skaitai? Skaitau daug ką. Skaitau, iš tiesų, įsimintiniausia knyga, kurią dabar esu perskaičiusi, tai yra Gibrano pranašas. Šiaip knygų yra daug ir įvairių ir taip labai priklauso nuo nuotaikos, rekomendacijų ir tokių subjektyvių dalykų. Turiu tokią labai savotišką tradiciją. Prieš kažkokius svarbesnius gyvenimo įvykius, egzaminus, panašius dalykus visada klausau Mozarto ir Kings of Leon. Kaip galvoji, kaip seksis? Tikiu savo jėgom. Mumija jau dabar tūkstantmečio vaikas ir mes ją labai tikim, taip kad čia neturbūt sėkmės nereikės linkėti. Konkurentai, drebėkit, Rugilė protinga iš prigimties. Lygiai prieš metus krentant lapams stovėjau šioje vietoje šalia dvare įsikūrusios Karklėnų pagrindinės mokyklos. Tuomet aš lankiau 8-oką Šarūną Laurinavičių. Šiemet aš vėl čia ir lankau 9-oką, tą patį Šarūną Laurinavičių. Pažiūrėkime, kasgi pasikeitė per metus. Na, per metus turbūt pasikeitė į gerą pusę Šarūnas. Suvyriškėjo, subrendo, daugiau žinių įgijo. Taigi, Šarūnai, praėjo metai, aš tave puikiai pažįstu, bet yra, kurie nepažįsta, papasakok apie save. Esu Šarūnas, mokinuosi Kelmės rajono Karklėnų pagrindiniai mokyklai, mėgstu žaisti futbolą ir krepšinį, taip patinka matematika ir kūno kultūra. Lyjant rudeniškui lietučiui kalbinam Šarūno draugelius, klasiokus ir šiaip visus. Tai koks yra tas Šarūnas mūsų? Šarūnas šiaip yra sportininkas iš prigimties. Vasarą čia atvarydavom žaisti futbolo. Gerai žaisdavo, kol nenuversdavo. Žaidžiu nuo 2 klasės, atstovauju mokyklos komandą. Duodat aplinkiniams į kaulus? Visai būna. Apie mokslus pakalbam. Matematika patinka. Kodėl matematika? Kodėl ne kalba kokia nors? Gal dėl to, gal gerai sekasi matematika. Šarūnai, kas pasikeitė per metus tavo gyvenime? Ar drąsiau važiuoji dabar į Vilnių? Dabar dar baisiau važiuoti, nes nesinori žemesnės vietos užimti. O pasikeitė, kad būna, kad gatvėje atpažįsta žmonės. Rimtai? Taip. Sako, čia Šarūnas iš Lietuvos televizijos. Sako, kad čia protingas vaikas ar panašiai. Ir šiaip jis geras yra, kaip sakant. Bičiulis. Na tai, bičiulis. Tai dalyvavai prieš metus mūsų laidoje ir šiemet vėl nusprendėjai dalyvauti. Kodėl? Nes noriu užimti 1 vietą. Manau, kad pasiseks šiemet. Užsivedęs, Šarūnas. Taip, užsivedęs smarkiai ir atsakau, jau tiesiog net kalbėti nebereikėjo, kad 2 kartą dalyvauti ir, sėkmės jam tik tais linkėtume. Na vyrai, trumpai drūtai, kas laimės? Šarūnas! Šarūnai! Šarūnai! Jeigu galėtum dabar pakeisti vieną dalyką pasaulyje, kas tai būtų? Norėčiau, kad pasaulyje įsivyrautų taika. Taika.